Niekada nesitikėjau, kad būsiu ta moteris, kuri šypsosis planuodama kerštą. Tačiau štai aš stovėjau savo virtuvėje gruodžio 28-ąją, stebėdama, kaip mano vyras Trevoras ramiai niokoja tai, kas liko iš mano orumo, ir viskas, ką galėjau padaryti, buvo šypsena. Taigi, brangioji, galvojau, pasakė Trevoras, nė nepakeldamas akių nuo telefono, remdamasis į stalviršį. Vanesa prisijungs prie mūsų naujametės vakarienės. Mano peilis sustojo perpjovus morką, pusiau supjaustyta dalis gulėjo ant pjaustimo lentos, sustingusi tarsi ir aš. Jaučiau, kaip širdis plaka ausyse, ta pažįstama karščio banga, kuri pasirodydavo, kai tik jo burnoje skambėdavo jos vardas. O sugebėjau ištarti, mano balsas buvo stebėtinai tvirtas. Taip, ji minėjo. Neturi planų ir maniau, kad tai būtų malonu, žinai, intymios vakarienės, tik mes trys kaip senais laikais. Jis pagaliau pakėlė žvilgsnį ir mano skrandis apsivertė pamatęs jaudulį jo akyse. Jis iš tiesų buvo sujaudintas. Atsargiai padėjau peilį, nusivaliau rankas į prijuostę ir apsisukau, kad susidurčiau su juo, su plačia šypsena veide. Žinoma, tai skamba nuostabiai, Trevoras mirktelėjo. Akivaizdu, kad jis tikėjosi nesutarimų. Iš tiesų? Tu su tuo sutinki? Kodėl neturėčiau, paklausiau, vėl paėmusi peilį ir tęsdama daržovių pjaustymą. Vanesa yra tavo draugė. Tai tik vakarienė. Tik vakarienė? Kaip ir praėjusią savaitę, kai jis sakė, kad susitinka su klientu. Kaip ir tada, kai jis greitai išėjo pasikalbėti telefonu per mūsų metinės vakarienę praėjusį mėnesį. Kaip ir tada, kai jie atsitiktinai pasirodė mūsų vestuvėse prieš 8 metus, apsirengusi baltai. Aš nesu kvaila. Niekada ir nebuvau. Tačiau kažkur pakeliui įtikėjau savimi, kad būti supratinga žmona, ta kieta žmona, kuri nedaro bangų, bus pakankama. Kad jei tik mylėsiu Trevorą pakankamai stipriai, būsiu pakankamai kantri, būsiu pakankamai saugi mūsų santuokoje, jis galiausiai pamatys, kad aš esu ta, kuri jam svarbiausia. Bet kol pjausčiau daržovės mechaniniu tikslumu, klausydama, kaip Trevoras džiaugsmingai atsakinėja Vanesai, su plačia šypsena veide, supratau tai, kas turėjo būti akivaizdu jau prieš kelerius metus. Aš žaidžiau žaidimą, kurio taisyklės buvo sukurtos tam, kad aš pralaimėčiau. Aš padarysiu tą vakarienę ypatingą, pasakiau, mano balsas skambėjo saldžiai kaip medus. Jos mėgstamas vynas, tas makaronų patiekalas, ji labai mėgo, kai atėjo per tavo gimtadienį. Pasistengsiu, kad viskas būtų tobula. Trevoras pažvelgė į mane, tarsi būčiau jam padovanojusi didžiausią dovaną. Jis priėjo ir pabučiavo man kaktą. Tu nuostabi. Žinai, tai? Būtent dėl to aš tave myliu. Tu tokia supratinga. Supratinga, šis žodis atrodė kaip nuodus. Po to, kai jis paliko virtuvę dainuodama sau, aš likau viena su pusiau supjaustytomis daržovėmis. Mano rankos drebėjo, šypsena pagaliau dingo iš veido. Pamąsčiau apie visus momentus, kurie privertė mane pasiekti šią akimirką. Kartą radau jos lūpų dažus jo automobilyje ir jis pasakė, kad ji tikrai juos pametė, kai jam suteikė kelionę. Naktį, kai telefonas skambėjo garaže, jo veidas kiekvieną kartą nušvito, kai ekrane pasirodydavo jos vardas. Ta šviesa, kuri buvo išnykusi prieš daug metų, kai ji žiūrėjo į mane. Nusprendžiau paskambinti Ami. Mergina, prašau, pasakyk, kad skambini, kad pagaliau supratai apie tą vyrą. Ami atsiliepė iš karto. Jis pakvietė Vanesą į naujųjų metų vakarienę. Pasakiau tai be emocijų. Tyla. Atsiprašau, ką? Pasakė ji. Jis pakvietė savo buvusią merginą į tavo naujųjų metų vakarienę? Ta moterį, kuri jau 8 metus sukasi aplink tavo santuoką kaip ryklys. Taip, būtent ją. Ir tu pasakei ne, ar ne? Tu jam pasakei, kad jokių būdų. Tai beprotybė. Tai nepagarba. To tu neturėtum toleruoti. Aš pasakiau taip. Vėl tyla. Šį kartą ji tęsėsi ilgiau. Laura, brangioji, ar tu visiškai praradai protą? Pradėjau smulkinti dar stipriau.
Galbūt. O gal pagaliau jį radau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esu pavargusi, Ami. Pavargusi būti ta, kuri viską supranta, kuri kantriai viską pakelia, kuri praryja visas menkas pažeminimus, nes nenori būti pavyduliuojančia žmona. Pavargau apsimesti, kad nematau to, kas yra prieš mano akis. Tai reiškia, kad tu leisite jai ateiti į vakarienę, sėdėti prie jūsų stalo ir flirtuoti su tavo vyru, kol tu jiems nešiosi maistą? Maždaug taip, pasakiau. Tada papasakojau jai savo planą. Baigus pokalbį, Ami juokėsi taip, kad vos galėjo kvėpuoti. Tu nuostabi, ji vis kartojo. Tu tikrai nuostabi ir aš atsiimu viską, ką pasakiau apie tave kaip apie durų kilimėlį. Ta naktį gulėjau lovoje šalia Trevor, klausydama jo knarkimo. Jis atėjo į lovą geros nuotaikos, dainuodamas ir jau planuodamas, ką apsivilks vakarieniai. Vienu momentu jis bandė mane pabučiuoti, tikrai pabučiuoti, su entuziazmu, kurio nebuvo rodęs mėnesius. Atsisukau į šoną, apsimesdama, kad man skauda galva. Tamsybėje galvojau apie pirmąjį kartą, kai sutikau Vanessą. Tai buvo 6 mėnesiai po to, kai su Trevor pradėjome susitikinėti. Jis sakė, kad ji tik sena draugė, jog jie trumpai susitikinėjo, bet tai nepavyko. Ji buvo gerai nusiteikusi, kad jis judėtų į priekį. Ji pasirodė kavinėje, kur susitikome. Ilgos kojos, dizainerių drabužiai ir šypsena, kuri niekada nepasiekė jos akių. Taigi, tu naujoji mergina? Paklausė ji, žiūrėdama į mane kaip į daiktą, kurį galėtų nusipirkti, jei kaina būtų teisinga. Trevor turi savo tipą, pagalvojau. Turėjau atkreipti dėmesį į tai, kaip jis raudonavo, kaip vengė mano akių, kaip Vanessa palietė jo ranką per ilgai, kai atsisveikino. Bet buvau jauna, įsimylėjusi ir pakankamai kvaila, kad tikėčiau, jog praeitis lieka praeityje. Per tuos metus stebėjau, kaip ji įsiterpė į mūsų gyvenimus kaip užsispyrusi skaldos gabalas. Jis skambino, kai reikėjo patarimo. Atsirasdavo jo biure su pietumis. Rašydavo jam žinutes apie savo problemas, sėkmes, savo pasimatymų gyvenimą. O Trevor, mano vyras, tai tiesiog dievino. Jis mėgo būti jos didvyriu, jos patikėtiniu, jos kas būtų, jei būtų. Viskas keitėsi. Ilgą laiką buvau ta supratinga žmona, kuri nesukeldavo scenų, tačiau šis etapas artėjo prie pabaigos. Pasiekiau telefoną, kuris gulėjo ant naktinio staliuko ir šviesa priverčia Trevorą kiek sujudėti, tačiau jis nesikėlė. Slinkau per kontaktus, kol pagaliau radau norimą vardą – Bradley Morrison. Bradley su manimi susipažino prieš 2 mėnesius, kai organizavau labdaros renginį. Jis buvo žavus, sėkmingas ir kai mes pasidalinome vizitinėmis kortelėmis dėl galimo bendradarbiavimo, jis man parodė nuotrauką su savo sužadėtine, o akyse spindėjo gryna meilė. Esu laimingiausias vyras pasaulyje, pasakė jis. Vanessa nuostabi. Mes susituoksime pavasarį. Aš pažvelgiau į nuotrauką jo telefone ir mano kraujas atšalo. Tai buvo ji. Trevor o Vanessa, moteris, kuri tariamai buvo tokia laiminga naujame santykyje, bet vis tiek skambindavo mano vyrui vidurnaktį. Moteris, kuri buvo sužadėta, bet vis tiek kiekvieną savaitę rasdavo laiko kavos puodeliui su savo buvusiu vaikinu. Tuo metu, kai aš šypsodamasi Bradley'ui sveikinau jį, nesuvokiau, kodėl išsaugojau jo kontaktus. Galbūt kažkuri mano dalis žinojo, kad šis momentas ateis. Galbūt aš jau pradėjau planuoti. Dabar žiūrėdama į jo vardą telefone, priėmiau sprendimą. Pirštas trumpam sustojo virš skambinimo mygtuko, kol galiausiai padėjau telefoną. Ne šiandien. Rytoj paskambinsiu. Rytoj viskas pasikeis. Rytoj nustojau būti ta supratinga žmona ir tapsiu kuo nors visiškai kitu. Tamsa aplink mane nebetrodė tokia niūri. Rytojaus rytą gruodžio 29-ąją pabudau su aiškumu, kurio nesu pajutusi daug metų. Trevoras jau buvo po dušu ir dainavo, galbūt galvodamas apie Vanessą, kuris sės prie mūsų valgomojo stalo rytoj vakare. Klausydama jo, vietoj įprasto liūdesio, kuris tapo mano nuolatiniu palydovu, pajutau kažką kitą, galią.
Paruošiau kavą ir skrudintą duoną, elgiausi taip, tarsi niekas nebūtų pasikeitę. Trevoras nusileido į apačią jau pasipuošęs, jo plaukai suformuoti su daugiau priemonių nei įprastai per paprastą darbo dieną. Didelis susitikimas šiandien? Paklausiau nekaltai. Tiesiog noriu atrodyti gerai, atsakė jis, žiūrėdamas į savo atspindį mikrobangų durelėse. Žinai, kaip yra? Aš tiksliai žinojau, kaip yra. Jis norėjo gerai atrodyti prieš neišvengiamą skambutį ar žinutę Vanesai apie rytoj vakaro vakarienę. Su šypsena įteikiau jam kavą, o jis atsipalaidavo, manydamas, kad laimėjo. Jis manė, kad aš tiesiog pasidaviau ir priėmiau šią pažeminimą kaip ir visus ankstesnius. Tačiau vos tik jo automobilis išvažiavo iš kiemo, aš paėmiau telefoną. Mano rankos buvo tvirtesnės nei tikėjausi. Įsikviečiau Bradley numerį ir jis skambėjo 3 kartus, kol beveik norėjau padėti, tačiau nepadėjau. Bradley Morrison atsakė į savo profesionaliu advokato balsu. Bradley. Labas, čia Laura Bennett. Susitikome labdaros aukcione prieš kelis mėnesius. Jūs domėjotės mano firma, kuri galėtų pasirūpinti marketingu jūsų praktikai. Laura, žinoma, aš tave prisimenu. Kaip sekasi, jis atsakė, o aš žinojau, kad tai tik pradžia. Jo balsas akimirksniu tapo šiltas, o man tai buvo malonu. Jis buvo iš tų žmonių, kurie tiesiog spinduliuoja gerumą. Tačiau tai, ką ketinau padaryti, man sukėlė šiek tiek kaltės, nors tik šiek tiek. Ačiū, man viskas puiku. Klausyk, žinau, kad tai paskutinė minutė, bet mano vyras ir aš rytoj vakarą organizuojame intimų naujųjų metų vakarienę ir norėčiau, kad tu ir tavo sužadėtinis prisijungtumėte. Tuo metu pasigirdo pauzė. Labai malonu iš tavęs. Leisk man pasitikrinti su Vanesa, palauk. Iš foninės aplinkos pasigirdo užuominos, nors negalėjau suprasti žodžių, tačiau Vanesa tonas akivaizdžiai pasikeitė, nuo lengvo iki aštraus. Širdis ėmė plakti greičiau. Tai buvo ta akimirka. Jei jį įtikins jį atsisakyti, visas mano planas žlugs. Bradley grįžo į pokalbį. Jis sako, kad jau turi planų naujųjų metų vakarui, bet manau, kad galime kažką sugalvoti. Kur vyks vakarienė? Pasakiau jam savo adresą, kalbėdama lėtai ir aiškiai. Vėl sekė pauzė. Šį kartą ji buvo ilgesnė. Palauk, čia juokinga. Vanesa sako, kad jos planai yra būtent tame pačiame adrese. Mažas pasaulis. Ji vakarieniaus su senais draugais. Manau, jūs turite vienas kitą pažinoti, nusišypsojau savo atspindžiui virtuvės lange. Taip, pažįstame vienas kitą per bendrus pažįstamus. Maniau, kad būtų malonu visiems kartu švęsti. Kur kas smagiau nei atskirai, ar ne? Visiškai teisingai. Viskas puikiai sutampa. Vanesa buvo tokia slapta apie šiuos draugus iš praeities. Džiaugiuosi galiausiai juos sutikti. Kada turėtume atvykti? 7 valandą. Ir Bradley, aš iš tiesų džiaugiuosi dėl to, aš irgi. Ačiū už kvietimą, Laura. Tai labai apgalvota, jei tik jis žinotų. Nustojusi kalbėti iš karto parašiau Ami. Padaryta. Jis pasakė taip. Pasirodė 3 taškai, tada tu beprotiška. Man tai patinka. Ar nori, kad atvažiuočiau? Taip, pirmiausia apsipirkti, paskui ruoštis. Ami atvyko per valandą, jos akys spindėjo kaip žmonių, kurie ruošiasi stebėti dramą nesusijusią su jais, akys. Kosulys važiavome į prabangų maisto prekių parduotuvę kitame miesto gale, kur viskas kainuoja 2 kart daugiau, bet skonis 3 kartus geresnis. Gerai, paaiškink man viską dar kartą, tarė Ami, kai atsargiai rinkausi brangiausio ponino ir butelį lentynoje. Tu pakvietei sužadėtinį, apie kurį Vanesa, atrodo, niekada neminėjo Trevorui, teisingai. Ir Trevoras net neįsivaizduoja, kad Vanesa net yra sužadėjusi, nes ji patogiai niekada to nepaminėjo per jų mažus kavos pasimatymus ir vidurnakčio pokalbius. O Bradley net neįsivaizduoja, kad šie seni draugai apima Vanesos buvusi vaikiną, kurio ji aiškiai nepergyveno. Taip, visiškai teisingai,
Pridėjau antrą vyno butelį į krepšelį, o aš stebėsiu, kaip viskas vystosi prie mano pagamintų moliūgų raviolių. Ami sugriebė mano ranką, sustabdydama mane makaronų praėjime. Laura, ar tu tikrai tikra dėl to? Nes kai uždegi šią deglą, ugnies nebegalėsi užgesinti. Pagalvojau apie praėjusią naktį, kai gulėjau lovoje šalia vyro, kuris ko gero svajojo apie kitą moterį. Praėjo 8 metai, kai susilaikiau nuo savo jausmų, pasididžiavimo, skausmo, pykčio. Atmintyje liko kiekviena akimirka, kai mažinau save, kad Trevor jaustųsi didesnis. Ir dabar niekada nebuvau buvusi tokia tikra dėl nieko kito gyvenime. Paskui praleidome 3 valandas apsipirkinėdami. Su pirkiniu krepšiu rankoje surinkau ingredientus Vanesos mėgstamiems patiekalams, tiems, apie kuriuos Trevor kalbėjo taip lengvai, tarsi kiekviena frazė būtų buvusi maža adata, durianti mano širdį. Žinojau jos mėgstamą vyną, užkandį, desertą. Viską prisiminiau, tarsi rinkdama įrodymus byloje, apie kurią net nežinojau, kad ją kuriu. Grįžusi namo, Ami padėjo man pradėti paruošiamuosius darbus, kol aiškinau meniu. Tu gamini jos mėgstamą patiekalą, paklausė ji nustebusi. Maniau, kad tai kerštas, o ne pagerbimas. Tai kerštas, atsakiau, smulkindama šalotą su preciziškumu. Kiekvienas tobulos kąsnis rytoj vakare turės saldų pelenų skonį, kai Bradley supras, kas vyksta. Noriu, kad ji matytų, ką praranda. Tu diabolinė, pasakė Ami. Man jau nusibodo būti maloniai. Po pietų praleidome virtuvėje, gamindamos ir ruošdamos viską, ką galėjome. Ami vis žiūrėjo į mane, lyg būčiau svetimas. Ir galbūt taip ir buvo. Galbūt Laura, kuri verkdavo vonioje ir patiekdavo vakarienę su drąsiai šypsenomis, pagaliau mirė. Galbūt ši nauja mano versija laukė, kol pasirodys jau 8 metus. Apie 6, anksčiau nei įprasta, grįžo Trevor. Įžengęs į virtuvę, sustojo ir nustebo pamatęs visą maistą. Vau, tu tikrai stengiesi, pasakė jis ir aš išgirdau kažką jo balse. Gailestį galbūt arba suvokimą, kad jis reikalauja per daug. Noriu, kad viskas būtų tobula, pasakiau saldžiai. Pagaliau ne kiekvieną dieną švenčiame naujuosius metus su Vanessa, jis nepatogiai pasisuko. Žinai, jei tau tai nepatinka, galime atšaukti. Nenoriu, kad jaustumėsi blogai, Trevor. Aš apsisukau, šypsodamasi šiltai ir nuoširdžiai. Aš gerai. Tikrai noriu tai daryti, jo veide pasirodė beveik komiška palengvėjimo išraiška. Jis taip norėjo manimi patikėti, taip norėjo galvoti, kad gali turėti ir žmoną, ir emocinę romaną be pasekmių. Vyrams kartais būna paprasta. Ta vakarą, kai Ami išėjo, o maistas buvo paruoštas, nusprendžiau pasimėgauti ilgą vonę. Skustuvai glostė mano kojas, giliai kondicionavau plaukus, nagus nudažiau sodrią raudoną. Nusipirkau naujus vakarinį suknelę, juodą ir elegantišką, kuri suteikė man jėgų. Ji kabėjo ant vonios durų, o aš žiūrėjau į ją, mėgaudamasi levandų kvapu vandenyje. Rytoj vakare viskas pasikeis. Rytoj vakare visos melagystės, pusiau tiesos ir slapti tekstai subyrės. Rytoj vakare Trevor turės pasirinkti ir pagaliau tai nebus jo sąlygomis. Išgirdau jį judant miegamajame, greičiausiai bandant įvairius drabužius rytojui. Ši mintis privertė juoktis, o garsas keistai atsiliepė vonioje. Išlipusi iš vonios, apsivijau rankšluosčiu ir pažvelgiau į savo atspindį aptrauktame veidrodyje. Išvaliau veidrodį ranką ir įsižiūrėjau į save. Mano akys atrodė kitaip, tvirtesnės, kupinos ryžto. Rytoj sušnibždėjau savo atvaizdui. Grįžusi į miegamąjį, radau Trevorą jau po antklode, naršantį telefone su ta maža šypsena, kuri atsirasdavo, kai jis rašydavo jai. Jis net nesistengė to slėpti. Vanessa tikrai džiaugiasi rytoj, tarė jis, vis dar žiūrėdamas į ekraną. Sako, kad laukia laiko su mumis, su tavimi. Aš irgi to laukiu, atsakiau įsliuogusi į lovą šalia jo. Tai bus naktis, kurios niekas nepamirš. Pagaliau jis padėjo telefoną ir pažvelgė į mane. Tu esi nuostabi, dėl to žinai, dauguma žmonių jaustų grėsmę, jei jų vyras draugautų su buvusia. Tamsybėje nusišypsojau.
Man Vanesa nesukelia grėsmės ir aš tuo metu taip maniau. Nes kitą naktį aš ne tik patiekiau vakarienę. Aš patiekiau tiesą, ledinę ir sunkiai virškinamą. Kitą naktį tikrasis šventinis valgis prasidės. Naujųjų metų išvakarės atėjo su švariu dangumi ir šaltu oru. Tai buvo tobula žiemos diena, kuri atrodė, kad visata ruošiasi kažkam svarbiam. Pabudau anksčiau už Trevorą, mano mintys jau bėgo per vakarienės planą, tarsi generolas ruošdamasis mūšiui. Šį rytą Trevoras buvo kitoks. Nervinė energija spinduliavo iš jo, kai jis judėjo po miegamąjį, atidarinėdamas stalčius ir juos uždarinėdamas kas 30 sekundžių tikrindamas telefoną. Žiūrėjau į jį iš lovos, pastebėdama, kad jis jau buvo įsimaudęs ir nusiskutęs, nors dar nebuvo 8 valandos ryto. Tu anksti keli, pastebėjau. Jis šiek tiek šoktelėjo, tarsi būtų pamiršęs, kad esu čia. Tiesiog noriu įsitikinti, kad viskas paruošta. Jei reikia pagalbos, viską kontroliuoju. Įsitempusi iš lovos, nuėjau pro jį į vonią. Veidrodyje mačiau jį už nugaros, laikantį 2 skirtingas marškinių versijas, jo kaktą suraukusią nuo koncentruoto mąstymo. Kurie iš jų? Paklausė jis, laikydamas mėlyną marškinį ir pilką. Mėlynus, atsakiau. Jie išryškina tavo akis, jo veidas nušvito tą berniukišką jaudulio šypseną, kuri anksčiau vertė mano širdį plakti greičiau. Dabar jį tiesiog kėlė liūdesį. Jis rinkosi aprangą jai, o ne man, ir mes abu tai žinojome, net jei jis niekada to nesakys garsiai. Rytą praleidau baigdama maisto ruošimą, judėdama per virtuvę kaip mašininė mašinėlė. Sušaldytų moliūgų ravioliai buvo tobuli, padažas virė, salotos jau paruoštos. Buvau iškepusi šokoladinį tortą, nes Vanesa prieš 3 metus kažkuriame vakarėlyje buvo paminėjusi, kad tai jos mėgstamiausias desertas. Trevoras tai prisiminė ir vėliau man apie tai papasakojo, nežinodamas, kaip tas atsitiktinis komentaras sėdėjo mano krūtinėje kaip akmuo. Apie 14 valandų nuėjau į viršų ruoštis. Skyriau tam laiko kiekvieną žingsnį laikydama kaip šarvus. Po dušo tepdama losjoną ir kruopščiai darydama makiažą ruošiausi. Išdžiovinusi plaukus, kad jie krentų švelniomis bangomis aplink mano pečius, įsispyriau į juodą suknelę, kurią buvau nusipirkusi. Visiškai tikęs, elegantiškas, rafinuotas ir galingas. Pažvelgus į veidrodį, vos pažinau moterį, kuri man atsidūrė prieš akis. Atrodė, kad jis spinduliuoja pasitikėjimą ir kontrolę, visiškai skirtinga nuo tos, kuri pastaruosius 8 metus stengiasi būti nematoma. Iš kito vonios kambario girdėjau Trevoro balsą, jis taip pat ruošėsi. Vanduo bėgo, elektrinės skustuvas dūzgė, o spintelė garsiai atsidarinėjo ir užsidarinėjo, kai jis naudojo daugiau kvepalų nei įprasta. Pagalvojau, ar jis jaučia savo pačių neviltį. Iki 6 valandos namai buvo pasiruošę. Žvakės degė, stalas buvo padengtas mūsų geriausių porcelianų, o fone skambėjo švelni muzika. Atrodo, lyg būtume patekę į žurnalą, viskas tobula, gražu ir visiškai dirbtina. Trevoras nusileido žemyn 6:45 ir pripažinau, kad jis atrodė gerai. Mėlyna marškinėliai, tamsios kelnės, plaukai puikiai suformuoti. Atrodė, kad jis rengėsi ypatingai progai, tik ne savo žmonai. Atrodo nuostabiai, pasakė jis, kai mane pamatė, ir aš galėjau jausti, kad jis tai sako nuoširdžiai. Tačiau jo akyse buvo kažkas kita, kažkoks neramumas, tarsi jis jau galvotų, kas dar mane šiandien pamatys. Ačiū, tuo tarpu aš vaikščiojau po svetainę, tvarkydama pagalvėlės, kurios visiškai nereikėjo tvarkyti, tikrindama telefoną, žiūrėdama pro langą. Jo nervingumas atrodė beveik juokingai. Niekuomet nemačiau jo tokio susijaudinusio, net prieš mūsų vestuves. 6:45 prie mūsų lango nušvito automobilių žibintai. Trevoras beveik pašoko. Ji čia, pasakė jis, o jo balsas skambėjo kaip peilis. Giliai įkvėpiau ir išlygino savo suknelę. Pasiruošimas, leidau Trevorui atsakyti į duris, kol pati likau virtuvėje, klausydama, kaip jos balsas plinta po namą kaip nuodas. Trevorai, o Dieve, tu atrodai nuostabiai, suskaičiavau iki 5 ir išėjau pasveikinti mūsų viešnios.
Vanesa stovėjo mūsų įėjime, tarsi ji būtų jo savininkė, vilkėdama raudoną suknelę, kuri tikriausiai kainavo daugiau nei mano automobilio mėnesio įmoka. Jos plaukai buvo tobuli, makiažas nepriekaištingas. Viskas joje skleidė prabangą ir nepasiekiamumą. Ji uždėjo ranką ant Trevoro peties, juokdamasi iš kažko, ką jis buvo pasakęs. Ir kai ji pamatė mane, jos šypsena nesikeitė, tačiau akys tapo kitokios. Laura, labai ačiū, kad mane pakvietėte. Ji oro bučiu pasveikino mane, o jos kvepalai buvo per daug intensyvūs. Tai labai malonu iš jūsų pusės. Ne kiekviena žmona sugebėtų su tuo susitaikyti. Aš esu labai užtikrinta savo santuokoje, atsakiau, šypsodamasi taip, kad matytųsi tik mano dantys. Ji apžvelgė mūsų svetainę tokiu įvertinimu, kuris buvo įkyrus. Jūs pasikeitėte interjerą nuo mano paskutinio apsilankimo. Gražu šis žodis buvo prisotintas paniekos. Trevoras pasiūlė jai vyno ir ji priėmė tai su blakstienų mirksėjimu, kuris privertė mane norėti rėkti. Jie apsisėdo ant sofos, lengvai kalbėdamiesi apie jos butiką, bendrą draugą ir jo naują valtį, restoraną, kurį jie abu matyt mėgo. Aš sėdėjau kėdėje priešais juos, stebėdama, kaip Trevoras linksta link jos, kaip jo veidas nušvinta, kai ji juokėsi, stebėdama, kaip jis buvo labiau gyvybingas, nei buvau mačiusi per mėnesius. Patikrinau savo laikrodį. 6:45. Likus 15 minučių iki Bradley atvykimo, aš kreipiausi į Vanesą, kai mūsų pokalbis su Trevoru šiek tiek nutolo. Kaip sekasi, Bradley? Vanesa sustingo, savo vyno taurę pakėlusi iki lūpų. Trevoras, atrodo, nesuprato. Kas tas Bradley? Paklausė jis. Jo sužadėtinis, atsakiau su šypsena. Jie planuoja vestuves pavasarį, tiesa, Vanesa, jos veidas išblyško. Taip, jis gerai. Kaip tu, susitikome labdaros renginyje prieš kelis mėnesius. Puikus vyras, labai patrauklus, labai aiškiai sėkmingas, gėriau savo vyną, džiaugdamasi, kad ji niekada apie jį neminėjo Trevorui. Jūsgi taip dažnai kalbatės, dabar Trevoras žiūrėjo į mus, jo veidas buvo kupinas sumišimo, kuris pamažu keitėsi į kažką kitą, tai buvo pirmieji supratimo ženklai. Tu sužadėta? Paklausė jis Vanesos, o jo balse skambėjo skausmas. Tikras skausmas, kad ji jam to nepasakė. Tai nauja, greitai atsakė ji. Neseniai? Ketinau tau pasakyti. Aš tiesiog staiga durų skambutis nutraukė mūsų pokalbį kaip šūvis. Vanesos akys išsiplėtė, o Trevoras žiūrėjo į mane su vis didėjančiu įtarimu. Kas ten? Paklausė jis. Aš atsistojau lygindama suknelę, mėgaudamasi šiuo momentu. O, nepaminėjau. Pakviečiau dar keli žmonės. Galvojau, kad būtų malonu padaryti tikrą vakarėlį, žengiau prie durų, jaučdama jų žvilgsnius ant savo nugaros. Mano ranka buvo tvirta, kai pasukau durų rankeną. Štai jis, momentas, kai viskas pasikeis. Atidarius duris pamačiau Bradley, kuris stovėjo su brangiu šampanu ir šiltu šypsniu. Jis buvo aukštas, gerai apsirengęs, visiškai toks vyras, kokį galėtume tikėtis matyti su Vanesa. Sėkmingas, stabilus, visiškai nesuprantantis, kad jo sužadėtinė myli ką nors kitą. Laura, laimingų naujų metų, jis šiltai pabučiavo man skruostą. Dar kartą ačiū už kvietimą. Tai geriau nei bet kas, ką Vanesa buvo suplanavusi, iš tiesų pasakiau, atsitraukdama, kad jis galėtų įeiti. Vanesa jau čia. Tai vakarienė, į kurią ji planavo ateiti, stebėjau, kaip jo veidas apdoroja šią informaciją, pamačiau sumišimo akimirką, kol jo šypsena vėl sugrįžo. O, tai patogu, ji žengė į svetainę, o aš sekiau, kaip viskas vystėsi, lyg jau būčiau matusi šį filmą. Bradley veidas, kai jis pamatė Vanesą sėdinčią ant sofo šalia Trevorą, sėdinčią šiek tiek per arti. Vanesos veidas nuo blyškumo iki baltumo. Trevoras, jo veidas persikėlė nuo sumišimo per suvokimą iki baisaus supratimo. Vanesos brangioji, Bradley priėjo prie jos, lenkdamasis pabučiuoti. Ji pasuko galvą paskutinę akimirką, tad jo lūpos palietė tik jos skruostą, ne burną. Tu nesakei, kad tai vakarienė, kurią planavai. O tu turi būti Trevoras,
Jis ištiesė ranką mano vyrui, nuoširdus ir draugiškas. Trevoras mechaniniu judesiu paspaudė jo ranką, jų akys susitiko per kambarį su kažkuo, kas atrodė kaip panika. Aš daug apie tave girdėjau, tęsė Bradley, pasisėdėdamas kėdėje, kurioje sėdėjau anksčiau. Vanesas nuolat apie tave kalba. Seni draugai yra labai svarbus, ar ne? Po to sekė tyla, kuri atrodė nuostabi. Atsiprašiau savęs, kad patikrinti vakarienę, palikdamas juos tris sėdėti griuvėsiuose savo patogių melų. Virtuvėje maišydamas padažą leidausi į nedidelį šypsnį. Tikroji vakarienė tik prasidėjo. Skyriau laiko virtuvėje, leisdamas įtampai svetainėje kauptis kaip slėgiui puode, kuris tuoj sprogs. Per duris galėjau išgirsti Bradley linksmas balsas, kuris visai nesuvokė, kad kiti du vos kvėpuoja. Grįžęs su užkandžiais, pamačiau tokį vaizdą, kokio ir tikėjausi. Vanesa sėdėjo sustingusi ant sofos, jos vyno taurė buvo sugniaužta taip stipriai, kad atrodė, jog ji gali sudužti. Trevoras persikėlė į kitą sofos galą, atsitraukdamas nuo jos dabar, kai buvo Bradley. O Bradley sėdėjo patogiai, atsipalaidavęs, kalbėdamas apie savo dieną, tarsi tai būtų įprasta vakarienė. Šios atrodo nuostabiai, Laura, tarė Bradley, paimdamas brusketą iš mano pateikto lėkštės. Vanesa visada sako, kad čia niekada neranda geros itališkos virtuvės. Turėtum jai duoti savo receptus, Vanesa vos girdimai užspringo. Šyptelėjau jai. Žinoma, turėtume dažniau susitikti. Iš tiesų, visi keturi, Trevoras pažvelgė į mane su akimis kupinomis baimės ir pykčio. Laikiau jo žvilgsnį, stebėdamas, kaip jis suvokia, kad aš viską žinau, kad visada viską žinojau, aišku, kad baigiau apsimesti. Perėjome prie valgomojo stalo, kur sėdimąją vietą buvau kruopščiai suplanuojusi, Bradley ir Vanesa vienoje pusėje, o Trevoras ir aš kitoje, žiūrėdami į juos tarsi dalyvautume formaliame derybų procese, kas iš tiesų ir buvo. Patiekiau pirmąjį patiekalą, kol Bradley pradėjo pasakoti apie savo pasiūlymą Vanesai. Tai vyko paplūdimio kurorte Havajuose, saulėlydyje, visa romantiška produkcija. Jis pasakojo tai su tokia tikra meile balse, kad beveik pajutau užuojautą jam. Beveik. Buvo taip nervinga, jis juokėsi, pasiekdamas Vanesos ranką. Ji šiek tiek sukruto, bet neatitraukė rankos. Aš tą žiedą nešiojausi 3 savaitės, laukdamas tobulo momento. Ir Vanesa buvo tokia nustebusi. Ar ne, brangioji, labai nustebusi, atsakė ji per sukąstus dantis. Ji iš tiesų pravirko, tęsė Bradley, visai nesuvokdamas. Laimingi ašaros, žinoma, nors jie iš pradžių atrodė šiek tiek nenoriai, ką aš suprantu, didelis įsipareigojimas ir visa tai, bet jie apsiprato, Trevoras laikė šakutę tarsi ginklą. Kada tai įvyko? Paklausė jis. Rugsėjo mėnesį, atsakė Bradley. Tiksliau rugsėjo 15-ąją. Geriausia diena mano gyvenime, stebėjau Trevorą atidžiai. Rugsėjo 15, koji buvo diena po to, kai jis ir Vanesa turėjo savo garsųjį kavos pasimatymą, kuris truko 3 valandas. Ta dieną jis grįžo namo sutrikęs ir tolimas, užsipuolė mane dėl nieko. Tai nuostabu, tariau. O jūs jau sutarėte vestuvių datą? Iš tiesų prieš kelias savaitės sušvito Bradley. Birželio 23-ąją. Vanesa galiausiai įsipareigojo datai po naudingų patarimų iš senos draugės. Trevoro šakutė sugriaudėjo ant lėkštės, kai jis išėjo iš savo mintyse. Ką? Paklausė Bradlis, šypsodamasis plačiai ir draugiškai. Taip, Vanesa man pasakojo apie jūsų pokalbį ankstyvą gruodį, tiesa? Jis sakė, kad tu labai padėjai ją įveikti dvejonės. Tarp mūsų kilo tirštas tylos debesis, kurį atrodė būtų galima perpjauti peiliu. Paėmiau gurkšnį vyno, žiūrėdamas, kaip Trevoro veidas bėga per 10 skirtingų emocijų. Vanesa įdėmiai stebėjo savo lėkštę, lyg norėdama į ją įsisukti. Tai nepradėjo Trevoras, bet sustojo. Jo akys susitiko su Vanesos per stalą ir tarp jų praskriejo kažkas desperatiško kaltės kupino ir pilno paslapčių. Bradlis to nepastebėjo. Jis jau buvo įsijautęs į savo pasakojimą, galbūt atpalaiduotas puikaus vyno, kurį buvau patiekęs. Iš tikrųjų, Trevorai, aš tau labai dėkoju.
Tas pokalbis viską pakeitė Vanesai. Ji tą naktį grįžo namo kitokia kažkaip ramesnė. Ji net vėl verkė, sakydama, kad dabar žino, ko nori. O kitą rytą sutiko nustatyti datą. Apie ką konkrečiai kalbėjote, paklausiau nekaltai. Vanesos galva staiga pakilo. Bradley, gal mes neturėtume, o Vanesa tiesiog gėdijasi, tarė Bradlis, mostelėdamas ranka. Jis sakė, kad paskambino tau, nes turėjo abejonių dėl mūsų, dėl santuokos. Ji norėjo išgirsti nuomonę iš žmogaus, kuris ją gerai pažįsta, kuris su ja buvo susitikinėjęs. Trevoras atrodė, lyg galėtų apsivemti. Mačiau, kaip jis stengiasi suprasti, kiek iš tikrųjų žino Bradlis, kiek Vanesa jam papasakojo. Ir kokios buvo tavo patarimai, Trevorai, paklausiau, mano balsas vis dar skambėjo saldžiai. Aš tikrai neprisimenu, sumurmėjo Trevoras. Iš tiesų, Bradlis atrodė nustebęs. Vanesa sakė, kad tai buvo ilgas pokalbis daugiau nei valandą. Jis sakė, kad kalbėjote apie santykius, apie pasirinkimus, apie jį sustojo, bandydamas prisiminti. Ką tu sakei, brangioji? Kažką apie širdies klausimą. Vanesa staiga atsistojo, kėdė šniokštė ant grindų. Man reikia į tualetą, ji praktiškai pabėgo nuo stalo. Bradlis pirmą kartą atrodė sutrikęs. Ar ji gerai? Tikriausiai vestuvių stresas, atsakiau sklandžiai. Tai didelis spaudimas, Bradlis linktelėjo, tačiau mačiau, kad abejonės pradeda lįsti į jo veidą. Ji žiūrėjo į Trevorą, iš tiesų į jį žiūrėjo. Ir aš pamačiau, kaip jame pradeda rastis advokato instinktas, tas, kuris pastebi detalės, kuri žmonės skaito kaip knygas. Kiek laiko jūs su Vanesa buvote kartu, paklausė Bradlis atsitiktinai. Trevoras pasislinko kėdėje. Porą metų 20-yje. Seniai tai buvo. O jūs likote artimi po to, Bradlis paklausė, o aš įsikišau, mes esame draugai ir tiek. Puikūs draugai. Jie kalbasi bent kartą per savaitę, kartais ir daugiau. Jie kartu geria kavą, turi pietų susitikimus. Trevoras vertina jos nuomonę viskuo, nuo verslo sprendimų iki to, kokią kaklaraištį užsidėti. Trevoras paraudo. Laura, tai nuostabu, tęsiau, nekreipdama dėmesio į jo išraišką, kad jie po visų šių metų išlaikė tokią artimą draugystę. Ne kiekvienas buvęs partneris sugeba tai padaryti. Šiąnakt šviesos švelniai žibėjo ant stalo, o atmosfera tapo sunkiai apčiuopiama. Bradley veidas ėmė keistis, draugiškas šypsnys dingo, jį pakeitė analitiškas žvilgsnis, lyg jis bandytų išspręsti sudėtingą mįslę. Vanesa niekada apie tai neužsiminė, šovė man į galvą, kai pasukau galvą ir pamaniau, kad tai keista. Manau, kad turėtum žinoti apie savo sužadėtinio artimas draugystės su vyrais, tariau, nepaslėpdamas smalsumo. Laura, sustok, tarė Trevoras, jo balsas skambėjo žemai ir skubiai. Sustoti? Aš tiesiog bendrauju, atsakiau, žiūrėdama į Bradley su plačiomis, nekaltomis akimis. Ar Vanesa pasakė tau, kad Trevoras vis dar turi tą nuotrauką iš koledžo savo piniginėje? Arba kad ji kasdien siunčia jam gerą rytą? Arba kad prieš 2 savaites vidurnaktį ji jam skambino verkdama, nes turėjo abejonių dėl vestuvių. Trevoras šoko iš vietos taip staigiai, kad jo kėdė apvirto. Pakaks, sušuko jis. Bradley taip pat atsistojo, tačiau lėčiau jo veidas tapo rimtas, tarsi jis suvoktų, jog buvo apgautas. Ar tai tiesa? Paklausė jis, kai Vanesa, grįžusi iš vonios su šviežiu makiažu ir raudonomis akimis, įžengė į kambarį. Paaiškink ką, paklausė Bradley, jo tonas tapo šaltas. Paaiškink, kodėl mano sužadėtinė turi emocinę romaną su savo buvusiu vaikinu. Paaiškink, kodėl tu mane melavai mėnesius apie savo santykius su juo. Tai ne taip, bandė atsakyti Vanesa, tačiau jos balsas skambėjo silpnai. Tai kaip, Bradley kreipėsi į Trevorą. Tas telefono skambutis gruodžio mėnesį. Apie ką iš tikrųjų kalbėjote? Trevoras pažvelgė į Vanesą, tada į mane, o vėliau grįžo prie Bradley. Mačiau, kaip jis stengiasi apskaičiuoti, ką pasakyti, kaip sumažinti žalą, tačiau tai buvo neįmanoma.
Pasakyk jam, švelniai tariau. Pasakyk jam, ką pasakei Vanesai tą naktį. Trevoras atrodė sugniuždytas, jo veidas išdavė vidinį konfliktą. Mes kalbėjome apie jausmus, apie praeitį, galiausiai prabilo jis. Kokius jausmus, reikalavo Bradley, o žodžiai pakibę ore, laukė atsakymo. Vanesa, tyliai verkianti, turėjo tobulą veidą, bet ašarų upės riedėjo žemyn. Trevoras atrodė lyg sugniuždytas, esantis tarp dviejų savo versijų. Aš sėdėjau ten stebėdama, kaip mano kruopščiai sukurta schema pildosi būtent taip, kaip buvau numaniusi, ir jaučiau tik šaltą pasitenkinimą. Trevoras atsiduso, jo lūpos atsidarė ir užsidarė, tarsi žuvis besimušanti ore. Bet tyla tapo tokia ilga, kad galėjau išgirsti žvakių ugnelių šokį ant stalo. Galiausiai Vanesa prabilo, jos balsas vos girdimas. Bradley, prašau, ar galime apie tai kalbėti privatu? Ne, atsakė Bradley, jo balsas tapo aštrus. Nieko panašaus į tą šiltą vyrą, kuris prieš valandą įžengė į mano duris. Noriu tai išgirsti čia. Noriu, kad abu dabar pasakytumėte tiesą. Apie ką kalbėjote gruodžio mėnesį, Trevorai? Trevoras žiūrėjo į mane per stalą, o jo akyse pamačiau tai, ko niekada anksčiau nesu mačiusi - baimę. Tikra baimė, kad jis gali prarasti viską. Gerai, ištarė jis, sunkiai nurydamas. Pasakiau jai, kad kartais galvoju, kas būtų nutikę, jei būtume likę kartu, jei būčiau padaręs kitokį pasirinkimą. Šie žodžiai nukrito kaip bombos. Bradley žengė žingsnį atgal, jo veidas nublanko. Vanesa išleido garsą, kuris buvo tarsi pusiau dejavimas, pusiau atodūsis, o aš sėdėjau visiškai sustingusi stebėdama, kaip mano santuoka griūva akimirksniu. Tu pasakei mano sužadėtiniai, kad gailiesi, jog nebuvai su ja, Bradley balsas buvo pavojingai ramus. Kol ji buvo su manimi sužadėtinė, kol tu esi vedęs? Tai nebuvo taip, desperatiškai bandė aiškinti Trevoras. Ji paskambino man, buvo susierzinusi, nes nesuprato vestuvių, o aš tiesiog buvau nuoširdus. Pasakiau, kad suprantu, nes ir pats turėjau tų pačių klausimų. Kokių klausimų? Paklausiau, mano balsas skambėjo kaip stiklas, kirpdamas tylą kambaryje. Visi atsisuko į mane. Sakyk tai garsiai, Trevorai. Pasakyk visiems, apie ką galvoji jau 8 metus. Laura, nesakyk jiems. Mano ramybė pagaliau sutriko, balsas užaugo. Pasakyk Bradley ir Vanesa, ką galvoji kiekvieną kartą, kai mane matai. Papasakok apie tekstus, kuriuos radau prieš 3 mėnesius. Tuos, kuriuose sakei, kad galvoji apie ją kiekvieną dieną. Kur sakei, kad vesti mane buvo praktiškas sprendimas, bet ji buvo ta, kuri pabėgo. Trevoras pasidarė baltas kaip lapas. Vanesa ranka skriejo prie burnos. Bradley sustingo, apdorodamas informaciją, kuri griauna jo pasaulį po gabalėlį. Tu peržiūrėjai mano telefoną, Trevoras kalbėjo silpnu, gynybiniu balsu. Tavo telefoną, nusijuokiau ir mano juokas skambėjo nesveikai net pačiai savo. Tu palikai jį vonios stalčiuje, kai buvai po dušu. Tavo brangioji Vanesa atsiuntė tau širdelės emoji 6 valandos ryto, o kai atidarau žinutę, radau 6 mėnesius pokalbių, kurie bet kurią žmoną privertų fiziškai susirgti, ištraukiau savo telefoną, rankos dabar drebėjo nuo ilgai slopintų pyktį. Gal norėtum, kad perskaityčiau keletą akcentų? Yra tas iš spalio, kur sakei, kad vedė mane, nes buvau stabilus ir saugus. Bet niekada nejutai su manimi to, ką jautei su ja. Arba tas iš rugpjūčio, kur sakei, kad sapnuoji ją. Arba mano asmeninis favoritas iš lapkričio, kur ji klausė, ar paliktum mane, jei ji paprašytų, ir tu atsakei, nustok. Vanesa sušuko. Tiesiog sustok. Bradley, prašau, leisk man paaiškinti. Paaiškinti ką? Bradley balsas drebėjo. Paaiškinti, kaip tu sakai kitam vyrui, kad jį myli, kol nešioji mano žiedą. Paaiškinti, kaip planuoji mūsų vestuves, kol emociškai apgaudinėjai mane. Aš niekada nesakiau, kad myliu jį, silpnai protestavo Vanesa. Aš slinkau per savo telefoną, kur buvau padariusi ekrano nuotraukas kiekvienos žinutės prieš tai, kai Trevoras turėjo galimybę jas ištrinti. Gruodžio 3 Vanesa rašė,
aš tave myliu. Tu žinai tai, ar ne? Visada mylėjau, Trevoras atsakė, žinau. Aš irgi tave myliu. Atsiprašau už viską. Kambarys sprogo. Bradley atsisuko į Vanessą su tokia furija, kad ji atsitrenkė atgal. Tu sakai jam, kad myli jį, kol esi sužadėjusi man, nėra tas pats, ji verkė. Tai kitaip. Tai sudėtinga. Mes turime istoriją. Mes statėme ateitį, Bradley šaukė. Ar aš maniau, kad tai buvo tikra? Ar tiesiog naudojai mane kaip paguodą, kol svajojai apie jį? Trevoras bandė kalbėti. Bradley, klausykis. Niekada to neketinau daryti. Bradas pakėlė ranką. Neberodyk man jokių žodžių. Tu turėjai romaną su mano sužadėtine už mūsų abiejų nugarų. Emocinis ar fizinis, man nesvarbu. Abu esate melagiai. Mes niekada nesimylėjome, desperatiškai pasakė Vanessa. Nuo tada, kai vėl susisiekėme, niekada. Tai buvo tik pokalbiai. Tiesiog pokalbiai, atsistojau, mano kėdė grįžtant į vietą išgirdo nemalonų skambesį. Tu kalbėjai su juo daugiau nei su savo sužadėtiniu. Pasidalijai su juo dalykais, kuriuos turėjai pasakyti Bradui. Tu skambinai jam, kai buvai liūdna, laiminga, sumišusiai, girta. Tu buvai labiau santykiuose su mano vyru nei su savo sužadėtiniu. Mano balsas drebėjo, o aš stengiausi nesuvaldyti ašarų, kurios jau buvo ant akies krašto. Ne dabar. Ne čia. Ir tu. Pasukau į Trevoro pusę ir jis net pasisuko. 8 metus prieš altorių tu pažadėjai mylėti mane, gerbti mane, atsisakyti visų kitų. Ir kiekvieną dieną po to tu galvojai, ar padarei klaidą. Kiekvieną kartą, kai žiūrėjai į mane, tu matydavai ją. Kiekvieną kartą, kai lietei mane, tu norėjai, kad būčiau ji. Tai netiesa, pasakė Trevoras, bet jo balse nebuvo jokio įsitikinimo. Neberodyk man melagysčių. Trenkiu ranką į stalą ir porcelianas suskamba. 8 metus buvau supratinga žmona, kantri žmona, kuri apsimetė, kad nepastebi, jog jos vyro širdis priklauso kitai. Aš sumažinau save, tapau tyliau ir patogiau, nes maniau, kad jei tik pakankamai mylėsiu tave, tu galiausiai tikrai pasirinksi mane. Bet tu niekada to nepadarei, ar ne? Trevoro veidas sugriuvo. Laura, aš tave myliu, sustok. Mano balsas tapo šaltas kaip ledas. Neįžeidinėk manęs daugiau melagystėmis. Tu myli mano idėją. Tu myli, kad esu stabilus ir palaikantis, kad darau tavo gyvenimą lengvą. Bet tu nemyli manęs. Tu niekada manęs nemylėjai. Ir aš baigiau apsimetinėti, kad to užtenka. Po tylos, kurią sukėlė mano žodžiai, atmosfera tapo nepakeliama. Bradas stovėjo, atrodydamas sugniuždytas, jo tobulas gyvenimas griuvo aplink jį. Vanessa dabar jau verkė atvirai, jos makiažas varvėjo ir visa jos elegancija buvo nuplauta. O Trevoras tiesiog stovėjo, negalėdamas paneigti to, ką pasakiau, nes abu žinojome, kad tai tiesa. Noriu išsiskirti, pasakiau aiškiai. Trevoras staiga pakėlė galvą. Ką? Ne, Laura. Mes galime tai išspręsti. Išspręsti ką? Karčiai nusijuokiau. Išspręsti tai, kad esi įsimylėjęs kitą moterį? Išspręsti 8 metų buvimą antraeilę? Išspręsti tai, kad visą mūsų santuoką emociškai mane apgaudinėjai. Aš nutrauksiu ryšių su Vanessa, sakė jis desperatiškai artėdamas prie manęs. Visiškai. Niekada daugiau su ja nekalbu. Mes galime eiti į konsultacijas. Mes galime, aš nenoriu tavo desperatiškų pažadų, sakiau, atsitraukdama nuo jo. Aš nenoriu būti ta moterimi, su kuria tu susitaikai, nes tavo pirmasis pasirinkimas tuokėsi su kita. Nenoriu visą gyvenimą praleisti galvodama, ar tu galvoji apie ją. Aš baigiau, Trevorai. Mes baigėme, Bradas visą laiką tylėjo, stebėdamas, kaip visa tai vyksta su siaubu. Dabar jis pasuko į Vanessą. Mes išeiname.
ruoškis, rytoj įsikrauk daiktus iš mano buto. Vestuvės atšauktos. Neskambink man. Bradley, ne, prašau. Vanessa sugriebė jo ranką, tačiau jis ją atstūmė. Tu padarei savo pasirinkimą, pasakė jis šaltai. Tu pasirinkai jį. Tu visada rinkaisi jį. Taigi, sveikinu. Gali jį turėti. Ji žengė link durų, o Vanessa, beviltiškai žiūrėdama tai į jį, tai į Trevorą, atrodė, kad netrukus bėgs paskui Bradley, bandydama išgelbėti savo sužadėtuves. Tačiau vietoj to ji atsisuko į Trevorą, ašaros ruvo jos veidu. Trevor, sušnibždėjo ji, sakyk, kad tai turėjo prasmės. Sakyk, kad aš nesugadinau visko veltui. Trevoras pažvelgė į ją ir aš mačiau viską, kas vyko jo veide, ilgesį, apgailestavimą, pagundą. Jis atvėrė burną, norėdamas kažką pasakyti. Nedaryk to, tyliai tariau. Nedaryk to mano name, jis uždarė burną. Vanessa išleido sudaužytą aimaną ir bėgo paskui Bradley, bet jis jau buvo dingęs. Jo mašina išvažiavo iš kiemo, o ji suklupo ant priekinio kiemo žolės, vilkėdama brangias kulkšnines. Ir tada likome tik Trevoras ir aš, stovintys mūsų valgomojo viduryje, apsupti krūvinų mūsų kruopščiai paruoštos naujųjų metų vakarienės likučių. Žvakės vis dar degė, maistas vėso, o sienoje pakabintas laikrodis rodė 11:45. Laura, tarė Trevoras, jo balsas drebėjo. Prašau, žinau, kad buvau baisus. Žinau, kad tave įskaudinau, bet aš tave myliu. Taip, aš pasirinkau tave. Aš tave vedžiau. Tu pasirinkai saugumą. Aš pataisysiu, atsakiau. Tu vedei mane, nes Vanessa nebuvo prieinama, o aš buvau saugi ir patogi. Bet tu niekada jos neatsisakei. Netikrai. Ir aš iššvaistiau 8 savo gyvenimo metus, būdamas tavo atsarginiu planu. Aš praeinu pro jį link durų, paimdama paltą ir rankinę iš spintos. Kur eini? Klausė jis beviltiškai. Toli nuo čia. Toli nuo manęs, aš atsisukau ir pažvelgiau į jį paskutinį kartą. Tu gali turėti namus šią naktį. Kitą savaitę atsiųsiu savo advokato kontaktus. Tai naujųjų metų išvakarės, jis pasakė kvailai, tarsi tai turėtų reikšmės. Tuomet tai puikus laikas naujam pradžiai. Išėjau į šaltą nakties orą, palikdama savo vyrą stovintį vieną name, kurį dalinomės gyvenime, kurį kūrėme, melagystėje, kurią gyvenome. Pasiekiau savo automobilį ir nuvažiavau jam į butą, kur žinojau, kad jį lauks su šampanu, servetėlėmis ir tokia draugystė, kuri neturi sąlygų ar antros vietos. Vidurnaktį, kai fejerverkai sprogo virš miesto, Ami ir aš stovėjome jos balkone, keliančios taures. Už naujas pradžias, pasakė ji. Už tai, kad niekada nebūčiau kieno nors antrą pasirinkimų, pridėjau. Mes išgėrėme ir pajutau, kaip kažkas viduje pasikeitė. Skausmas buvo ten, aštrus ir tikras, bet po juo slėpėsi kažkas kita - palengvėjimas, laisvė, žinojimas, kad pagaliau pasirinkau save. Mano telefonas suvirpėjo, tai buvo Trevoras skambinantis beviltiškai. Nepriėmiau skambučio ir užblokavau jo numerį. Tada išpyliau dar vieną taurę šampano ir atšventėme moterį, kuria buvau ir moterį, kuria tampu. Praėjus 3 mėnesiams pasirašiau skyrybų dokumentus ir persikrausčiau į šviesų butą miesto centre. Išgirdau iš bendrų draugų, kad Vanessa ir Bradley išsiskyrė ir kad ji bandė susisiekti su Trevoru. Taip pat sužinojau, kad Trevoras desperatiškai stengėsi su manimi susisiekti, siuntė žinutes per draugus, atsiuntė gėlių į mano ofisą, netgi kartą pasirodė prie mano naujų namų, kol negrasinau jam paskambinti policijai. Tačiau aš pasikeičiau savo numerį, pasikeičiau savo gyvenimą ir svarbiausia, pasikeičiau pati. Nebebuvau pykstanti. Nebebuvau nusiminusi. Buvo tik laisvė. Sėdėdama savo naujame bute, gurkšnodama kavą ir stebėdama, kaip saulė kyla virš miestų, pilno galimybių, supratau, kad geriausia keršto forma nėra sunaikinti Trevorą ir Vanessa. Tai buvo kurti gyvenimą, kuriame jie nebeturėjo jokios reikšmės. Kaip saulės spinduliai švietė, užliejant viską aplink,
Pajutau, kad viskas, ką patyriau, buvo tik žingsnis į priekį. Aš buvau laisva ir tai buvo nuostabiausia būsena, kurią galėjau įsivaizduoti.